Lietuvos sportas artėjantį savaitgalį kviečia stebėti Lietuvos futbolo čempionato rungtynes, Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalius ir Baltijos moterų krepšinio lygos finalus. Lietuvos futbolo A lygoje sekmadienį susitiks pirmaujančios komandos – lyderis Vilniaus Žalgiris ir antroje vietoje esantis Klaipėdos Atlantas. Atlantas tai išlaiko tą patį žaidimo stilių, ten galbūt žaidėjai keičiasi, bet treneriai išlieka, kurie akcentuoja tą patį fizinė jėga paremtą kovingą futbolą. Marijampolės Sūduvos krepšininkės Druskininkuose gins Baltijos lygos čempionių titulą. Pirmas suvalkiečių laukiantis barjeras – Eurolygos čempionių dublerių komanda. Propaguoja greitą žaidimą, presinguoja tokį rusišką gan žaidimą, kur daug bėga, meta, kovoja. Lietuvos krepšinio lygoje savaitgalį prasidės atkrintamosios varžybos. Daugiau sporto varžybų tvarkaraščių rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Lietuvos futbolo sirgaliai turės retą galimybę šį sezoną matyti Lietuvos A lygos rungtynes savaitgalį. Šeštadienį ir sekmadienį vyks 9-asis A lygos turas. Šeštadienį Jonava priims Marijampolės Sūduvą, o Kauno Stumbras Trakų Vienuolikę. Sekmadienį Kauno Žalgiris namuose susitiks su Utenos Uteniu. Daugiausiai intrigos laukiama lyderių Vilniaus Žalgirio ir antroje vietoje esančio Klaipėdos Atlanto dvikovoje sostinėje. Atlantas tai išlaiko tą patį žaidimo stilių, ten galbūt žaidėjai keičiasi, bet treneriai išlieka, kurie akcentuoja tą patį fizinė jėga paremtą kovingą futbolą ir vėl matom, kad jauni žaidėjai nori labai daug ką įrodyti, treneriui įrodyti, kad jie gali žaisti ir gali kažkur išeiti į aukštesnį lygį, tad tikrai su jais yra įdomu ir dabar šį sekmadienį būtent laukia labai įdomios, manau, rungtynės. 7 pergalės iš 8 galimų iškovojo žalgiriečiai, Atlantą lenkia 4, o trečioje vietoje esančią Sūduvą 6 taškais. Praėjusio sezono vicečempionai Trakai yra tik 4 ir nuo Žalgirio atsilieka jau 8 taškais. Faktas yra tas, kad antras sezonas mes turim konkurencingą lygą. Tai kad ir kaip ten būtų, kokio lygio komandos žaidėjai, treneriai, bet faktas yra tas, kad visos komandos modernėja, dirba moderniau, ruošiasi rungtynėm ir matom 8 komandos, bet beveik visos jos turi savo braižą, savo taktinės schemas. Komandos tikrai dirba kryptingai ir manau, kad tokių rungtynių, kada prieš porą metų pasitaikydavo, kada galėdavo įmušti 7 ar 6 įvarčius rungtynėse, to jau antras sezonas nevyksta. Pastaruosius keliarius metus Žalgiris Lietuvoje skina vieną titulą po kito ir turimų biudžetų ženkliai lenkia konkurentus. Dėl to Žalgirio treneriams tenka nelengvas uždavinys motyvuoti futbolininkus prieš kiekvienas rungtynes, netgi žaidžiant ir su outsideriais, nes antrame ture žalgiriečiai namuose netikėtai pralaimėjo Uteniui. Nuteikinėti komandą rungtynėm, aišku, nėra lengva, kada tu eini pirmas ir aukštesnės vietos negu pirma nėra ir turi atotrūkį, galbūt ateina į galvą tas toks atsipalaidavimas, kad jau čia viskas padarytas, stengtis nėra dėl ko, kažkaip tuos taškus pasimsim ir dažniausiai tada tu esi nubaustas ir ypač tas yra jaučiama, kada žaidžiam su komandomis, kurios yra antroji lentelės pusėje. Todėl tenka, aišku, ieškoti įvairių tų būdų, motyvacinių, rotacinių ir taip toliau, kad to neatsitiktų. Rezultatyviausių A lygos futbolininkų sąraše pirmauja Atlanto legionierius iš Rusijos Andrijos Panikovas, kurio sąskaitoje 9 įvarčiai. Po 6 yra įmušę žalgiriečiai Darvydas Šernas ir Brazilas Elivelto. Lietuvos krepšinio lygoje savaitgalį prasidės atkrintamosios varžybos. Reguliario sezono nugalėtojas Kauno Žalgiris ketvirtfinalyje susitiks su 8 vietą užėmusia Alytaus Dzūkija. 2 vietą užėmęs Vilniaus Lietuvos Rytas rungtyniaus su Pasvalio Pieno žvaigždžių komanda. Žalgiris ir Lietuvos Rytas reguliariajame sezone prieš ketvirtfinalio varžovus laimėjo visus 4 kartus. Trečioje pozicijoje likęs Panevėžio Lietkabelis žais su Prienų Vytautu, kuriam šį sezoną kartą yra pralaimėjęs. Atkakliausia kova prognozuojama tarp 4 vietą užėmusio Klaipėdos Neptūno ir laipteliu žemiau likusio Utenos Juventuso. Reguliariajame sezone Neptūnas laimėjo 3 rungtynes iš 4. LKL ketvirtfinalyje kovojama iki 3 pergalių. Savaitgalį paaiškės stipriausia Baltijos moterų krepšinio lygos komanda. Druskininkuose vyksiančiose finalo 4 varžybose dėl titulo kovos 4 komandos. Lietuvos čempionė Marijampolės Sūduva, taip pat Rusijos Kursko Dinamo komanda, Algirdo Paulausko treniruojama Lenkijos Torunės Energa bei Estijos Media Rapla ekipa. Baltijos lygos čempionių titulą gins Sūduvos krepšininkės. Visą laiką yra apginti sudėtingiau, sunkiau, nes jau į tą varžovą į mūsų, į tos čempionus varžovės žiūri visai kitaip, nes praeitų metų čempionai, tai todėl yra ir sunkiau.
O kiek realu, tai manau, kad tikrai realu. Aišku, po viso uždarimo, po to vėlgi moterų lygos čempionato čempionių to uždarimo, toks kaip ir truputį atsipalaidavimas jaučiasi, bet manau, mes tikrai susitvarkysim ir merginos susikaups ir atsineš į tą visą finalinį ketvertą 100% susikaupusios. Baltijos lygos pusfinalyje Sūduvos krepšininkė susitiks su Eurolygos čempiono Kursko Dinamo klubo Dublerių komanda. Čia ne pagrindinė komanda, kur žaidžia Eurolygos turnyre, bet antra komanda, suburta iš jaunų žaidėjų, bet yra ambicingos, žaidžia, propaguoja greitą žaidimą, presinguoja tokį rusišką gan žaidimą, kur daug bėga, meta, kovoja, turi aukštų žaidėjų. Yra tikrai gerai sukomplektuota komanda. Šį sezoną Baltijos lygoje rungtyniavo 10 komandų iš Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos. Komandos susitinka su kitom mokyklom, kito pobūdžio truputį komandom. Aišku, yra ir silpnesnių komandų, yra tokių stipresnių, vertų, mūsų, vadinkim, varžovių, tokio lygio komandų. Manau, kad pasiteisina, nes ir varžybų kiekis yra didesnis ir, kaip pasikartosiu, kitos mokyklos, kitų mokyklų komandos, tai tikrai pasiteisina ir manau, kad įgauna žaidėjos patirties. Per visą Baltijos lygos istoriją nuo 1994 metų Lietuvos komandos čempionėmis tapo net 18 kartų. 3 kartus čempionių taurę laimėjo Baltarusijos klubai, kartą Latvijos atstovės.